Sveikos sugrįžusios į mano kanalą. Senai nesimatėm. Tikiuosi nepradingsiu vėl tokiam ilgam laikui. Smagu, kad parašot ir klausėt, kadagi naujas video. Šiais metais aš priėmiau tokį sprendimą ir vlogmas filmavau tik tai savo angliškame kanale, kadangi gyvenimas ir taip virė ir buvo daug veiklos, tai kažkaip nusprendžiau, kad daryt pusiau darant du yra blogiau nei daryt vieną gerai. Tai teko apgalvoti, kuriame kanale yra daugiau žiūrovų ir daryti tą kalbą. Aišku, angliškai daugelis iš jūsų suprantat, tai tikrai mačiau, galėjote žiūrėti ir mano angliškame kanale vlogmas, tai labai džiaugiuosi dėl to. Kitais metais gal atsiras daugiau laiko ir galbūt turėsiu laiko nufilmuoti vlogmas ir lietuviškam kanalui. Pagalvojau, reiktų grįžti į podcastinimą mėnesinį. Tikiuosi neatsitiks taip, kaip praeitais metais, kad nufilmavau sausio mėnesio podcastą ir pradingau, bet pagyvensim, pamatysim. Darau tokį kaip ir paskutinį gruodžio podcastą, apkalbėti tai, kas nutiko visus 23 metus, ką mesgiau, ką veikiau, ką pirkau ir kasgi mano visame šitame hobio fronte vyko. Tai pasidarykite puodelį kavos ar arbatos, galbūt vyno, jeigu pas jūs vis dar atostogos, ir kviečiu praleisti šiek tiek laiko su mano video. Taigi, kodėl dingau? Praeitų metų pradžioje priėmiau sprendimą, kad reikia gyvenime kažką keisti. Pradėjau mokytis ir pakeičiau darbą. Dėl to grįžau dirbti į ofisą ir aišku, grįžimas į ofisą nulėmė tai, kad megzti tiek laiko nebeturėjau. Mokslai irgi atimė šiek tiek laiko iš mano brangaus hobio, tai mezginių, pabaigtukų nėra dėja tiek daug. Didelis kiekis iškeliavo į savo naujus namus, buvo padovanota. Šiais metais iš tikrųjų daug mezgiau kažkam kitam. Tai dėl to iš tikrųjų turiu tik tai visai nedaug darbų jums parodyti. Tai galbūt, kad šitas video labai jau toks ilgas nesigautų, aš ir pradėsiu pasakoti apie savo tuos mezginius šių metų. Tai dabar pirmasis mezginys, kurį aš jums parodysiu labai greit ir daug mes apie jį nesiplėsim, kadangi tai nėra tas mezginys, kuriuo aš labiausiai didžiuojuosi ar didžiuočiausi. Bet pabaigtukas, tai reikia jums jį parodyti. Tai va. Jo, iš tikrųjų, mano kamera labai nemėgsta, kadangi tai yra tamsiai mėlyna spalva ir visas spalvas iškraipo, tai aš labai čia daug su juo prieš kamerą nesimosikuosiu. Bet, žodžiu, pabaigtas. Tai yra Steven West BioGarter, man atrodo, tuo greitai pasižiūriu. Manau, kad BioGarter sweater. Jo, BioGarter sweater. Tai va. Kodėl jisai man nepatinka? Visų pirma, labai prastai pasirinkta spalva. Tai jeigu jūs turite namuose augintinį, kuris labai šeriasi ir nėra mėlynos spalvos, o yra šviesus, kreminės spalvos auksinis retrieveris, aš jums nuoširdžiai iš visos širdies rekomenduoju laikytis atokiai nuo tamsių spalvų. Nežinau, kiek aš tų plaukų surinkėjų sunaudojau jį megzdama, tada dar labai gerai prasėjau jį pabaigus. Jisai vis tiek visas pilnas plaukų ir jisai tiesiog kaip magnetas tos plaukus į save traukia. Nežinau, kaip vyras jį užsidėtų, nes jisai iš tikrųjų nelabai ir nori jį dėtis.
Tai čia toks šiek tiek buvo mano feilas tiek spalvos pasirinkime, tiek šiaip visa šita idėja mano vyrui megzti megztinį, nes jisai nėra labai, kaip pastebėjau, mėgėjas tų mano megztinių nešiot. Nu tai va, numezgiau, kad neburbėtų, kad nieko niekada nemezgu, padėjau į spintą ir jisai tiesiog taip ten ir guli. Siūlai yra iš Kate Concept Kašmina 10. Su siūlais vėlgi atskira ten visa istorija buvo. Man atrodo, savo vyrų sunaudojau galbūt 10 kamoliukų tos mėlynos spalvos. Kiekviename iš jų aš radau mazgą. Tai aš nežinau, ar čia mano sėkmė, aš šitą megztinį numezgus ėjau pirktis loterijos bilietą, nes galvau, galbūt aš tikrai esu tokia laiminga ir tokia, sėkminga, kad jeigu iš visos partijos, kuri, aš manau, jie daug siūlų gamina, jeigu iš visos partijos aš sugebėjau gauti visus 10 su mazgais viduje, tai galvau, gal čia yra toks ženklas, kad, pasiseks man ir loterijoje. Tai loterijoje man nepasisekė, su siūlais irgi nepasisekė, kaip supratau. Aš jiems ir rašiau, ir klausiau, ar čia yra normalu. Nelabai jie ten kažką norėjo su manimi į tas diskusijas veltis. Pasiaiškinimą, kokį gavau, tai kad jeigu jie to nedarytų, tai būtų labai didelis waste, kaip čia pasakyti. Žodžiu, labai daug siūlų jiems išsimestų. Ką aš irgi suprantu, bet mano manimu toks siūlas turėtų būti bent jau nukainuotas, ar turėtų kažkokią tai nuolaidą ir žmogus turėtų būti perspėtas. Kadangi šiaip 10 kamoliukų sujungt kartu jau yra didelis darbas, o kai tu dar ir turi kiekviename iš jų mazgą, kurį vėlgi reikia sujungti, tau gaunasi per visą megztinį 20 mazgų. Arba 20 ten tų siūlų su kaišiojimu, kad ir tu mazgą rišant, vis tiek tuos siūlus turi, žodžiu, suslėpti. Tai vat, kažkaip šitas mano visas projektas megztinis nepasisekė tiek spalva, tiek pačių siūlų, tiek nelabai kažkas jį nori ir nešioti. Tai vat, pabaigiau. Dar aš tokį vieną mezgiau iš geltonų siūlų, tokios garstyčių geltonos spalvos, kurį dovanojau mamos vyrui. Ten sunaudojau ar tik 14 ar 16 kamoliukų, iš jų ne visuose radau pamazgą, bet, sakykime, jeigu 14 maždaug sumezgiau, tai, iš kokių visų 14, 8 ar 9 aš radau mazgus. Tai pati asmeniškai šito siūlo daugiau gyvenime nesirinkčiau ir neberizikuočiau. Nežinau, gal ten partija tokia jam pakliuvo, gal kažkas ten su jais yra, bet, žodžiu, mazgų ten buvo 9 galybės. Tai va toks mano bandymas megzti savo vyrui buvo ganėtinai nesėkmingas. Toliau mezgiau šiek tiek dovanų. Tos, kurios mane sekate Instagrame, tai manau matėte, buvo mergaitiška suknytė ir batukai, kojnytės ir kepurytė iš rožinės spalvos. Ten mezgiau iš Kate Baby Merino galbūt. Ten mazgų neradau. Siūlas irgi buvo gan švelnus. Tai va, bet jie jau yra senai padovanoti ir nešiojami, tai vėlgi negaliu jums parodyti, bet kaip jau ir minėjau, Instagrame pas mane galite ten juos pamatyti. Toliau viename iš video aš pamačiau pas Kristiną. Kristina iš Megzti paprasta, manau, visos mes ją žinom, jinai yra lietuviško mezgimo YouTube pradininkė ir iš tikrųjų visi jos video, bent jau man asmeniškai, yra peržiūrimi ne po vieną kartą, o po kelis, kai aš jos pasiilgstu video ir pasigendu, ką žiūrėti prie mezgimo, tai aš ją būnu fone užsileidžiu. Jinai rodė nusipirktą knygą Wilderness Knits ir, žodžiu, ten jinai tokia kaip ir peržvalga tos knygos darė ir aš pamačiau
tą megztinį. Nu, žinokit, ten buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, aš pamačiau, man reikia megzt, nesvarbu, kad aš niekada nesu mezgus jokio žakardo. Man žakardai visą laiką būdavo be galo gražus ir aš visą laiką juos pamačius, pažiūrėdavau, pasigrožėdavau ir kažkaip sakydavau, nu, kada nors ir aš bandysiu megzt, nu, kada nors ir aš tikrai įveiksiu žakardinį megztinį. Bet kai aš pamačiau, būtent tą megztinį, aš supratau, kad, nu, dabar atėjo laikas, kai jau man jo reikia ir jau aš noriu jį megzti. Tai mes kažkaip su Kristina susirašėm. Sakau, Kristina, man, nu, aš tokia, kaip žinot, žakardo niekada gyvenime nesu mezgus, galvoju, man reikia žmogaus, kuris palaikytų mano ranką bent jau ir virtualiame pasaulyje ir padėtų man tą megztinį nusimegzti. Tai mano didžiajai laimiai, Kristina sako, davai mezgam. Gerai. Nu, ir mezgiam, žodžiu, mes tą žakardinį lapcių megztinį. Mes, žodžiu, jį pavadinom lapcių megztiniu. Ir maniškis yra štai čia. Kristina savo video jį jau mačiau rodė ir pasidalino savo įžvalgom. Aš iš savo tokios didelės žakardinių megztinių kompetencijos jau labai jums čia kažko naujo nepasakysiu, nes aš vis tiek nelabai ir supratau, kaip jos reikia megzti. Aš tiesiog džiaugiausi, kad aš nusimezgiau megztinį. Mes iš to viso aprašymo pasiėmėm tik tai pačią tą žakardo schemą, pasiskaičiavom viską pagal save, nusimezgėm mėginukus, nu ir pradėjome megzti. Aš žakardą mezgiau iš 3 spalvų, pas mane kaip visą laiką su batareikom kameros fiasko. Tai žakardas mano yra iš 3 spalvų, tai viena tokia šaltesnė ruda, kita ruda viduriukam ir lapciam ir tada pasirinkau kreminę baltą visam backgroundui ir aišku pats megztinis pilkas, norėjusi tokio neutralesnio, kad plaukai nesimatytų labiau prie megztinio, tai vat. Tai mezgiau iš Drops Lima. Man asmeniškai būtent pats siūlas visiškai nekanda, jisai manęs neerzina. Galiu aš megztinį nešioti tiesiog ant nuogos odos ir manęs tai, žodžiu, nei kažkur ten niešti, nei mane nervuoja. Tai vat. Tai jeigu dar kada sugalvočiau megzti būtent šį megztinį, manau, dar 1 ar 2 lapcės galėčiau šalinti lengvai ir kaklą galbūt megzčiau 2 apykaklę, pamegzčiau ilgiau, tada sulenkčiau ir, žodžiu, sujungčiau, kad jinai vat tokia ir liktų. Nes dabar mane, atvirai sakant, šiek tiek erzina visas šitas užlenkimas. Nešiojant problemų nėra, užsilenki tą kaklą. Galbūt galėjau aš jį šiek tiek ilgiau pamegzti, nu, bet labai jau norėjosi megzti tas lapcės. Tai va, megztinis mano jau gana taip gerokai panešiotas per šią žiemą. Plaunasi lengvai, žinokit, aš metu net ir į skalbenkę jį, nieko jam neatsitinka, pats siūlas nėra lepus, burbuliuotis, aišku, mėgstantis, bet turiu pagaliau aš tas lapcės ir labai, žodžiu, šiomis džiaugiuosi, nešioju ir dar kartą didelis ačiū Kristinai už tai, kad jinai pasiryžo šitas lapcės tokiai avantūrai megzt. Nes prisikankinom mes su šitu megztiniu, tai tikrai gerai. Jeigu kam nors domina platesnė apžvalga arba apžvalga iš žmogaus, kuris šiek tiek daugiau supranta apie visą šitą paskaičiavimą ir lapcių mezgimą, tai labai siūlau pasižiūrėti Kristinos video. Aš galbūt pabandysiu jį surasti ir jums palikti linką. Jeigu kurią domina šis megztinis, tai galbūt nueiti ir pasižiūrėti Kristinos įžvalgas apie jį. Ir galbūt nekartoti tokių pačių klaidų, kokias mes padarėm, nes megztinį, kaip sakiau, aš bent jau permezgiau 2 kartus. Lapcės aš išardžiau, lapcės 3 kartus, man atrodo, permezgiau. Tai, nu, išbandymas, žodžiu, šitas megztinis buvo, bet
tikrai vertas kiekvienos kančios. Tai vat. Tada pas mus atėjo spalis ir, žinoma, prasidėjo Steven West organizuoja paslaptingosios skaros mezgimą, kur tu nežinai, ką tu numegsi, nežinai, ką tu gausi, žodžiu, tau tik tai pasako, kokių reikės spalvų. Tai šį kartą reikėjo 4 pilnų 100 gramų sruogų, kurios eina nuo šviesiausios iki tamsiausios spalvos. Tokiu gradient, nežinau net kaip čia, tokiu, žodžiu, perėjimu. Ir aš nusprendžiau šį kartą, kad dažysiu siūlus pati ir pasirinkau, kaip nekeista, jas dažyti rožiniam spalvom. Tai spalvos mano, žodžiu, buvo nuo šviesiausios rožinės, tada į šiek tiek ryškesnę rožinę, tada koralinę ir tokią bordo tamsesnę. Tai dabar šita skara. Šita skara buvo apipilta tokios didelės dramos mezgėjų pasaulyje. Man atrodo, aš tuo metu filmavau tokius šiek tiek kaip ir vlogus savaitinius, tai manau, jeigu pasižiūrėsite ten, tai visą tą dramą išgirsite ir suprasite. Aš jau šitame podcast'e daugiau nebeplėtosiu tos temos, nebekalbėsiu ir aš turbūt jau jos net ir neberodysiu tos pirmosios dalies. Bet kadangi pas mane gyvenimas tada buvo toksai šiek tiek labiau chaotiškas, aš ruošiausi ir egzaminą laikyti, tai pas mane buvo 2 pasirinkimai. Arba išardyti ir pamiršti visą šitą skarą, arba tiesiog tęsti toliau. Tai aš nusprendžiau, kad aš toliau megsiu tą skarą, tokią, kokia jinai ir turėjo būti, ir nieko aš, žodžiu, nekeisiu. Tai pas mane ta pirmoji dalis ir yra ta jau dabar jau ir nebeoficiali, bet jinai buvo ta, kuri buvo išėjus pati pirma ir buvo pati pirma sugalvota. Tada antrą savaitę mes mezgėme būtent šitą dalį ir čia jau buvo galimybė pridėti moherą. Nu, toks kaip ir vesto pasiūlymas, kad tos, kurios norit, įdėkit, žodžiu, moherus. Moherą galima buvo pridėti prie visų spalvų, bet kadangi aš tiek moheros neturėjau, nebuvau pasiruošus, nes apie tai pradžioje nebuvo kalbėta, aš turėjau likusios šviesiai rožinės moheros nuo savo Vlogmas 22 metų mezginio. Tai aš nusprendžiau moherą pridėti būtent prie pačios šviesiausios spalvos. Ir vat būtent šitoje antroje dalyje visi šiti šviesus yra megzti su mohera, tai matosi galbūt, kad yra šiek tiek to pukelio būtent čia. Tada trečioji savaitė mezgėme mes tokias, nežinau, kaip bangas, tokia kaip žuvies kaulai, nežinau net iš tikrųjų, ką jinai man primena, bet šita dalis būtent man tokia labiausiai patikusi buvo. Ir užbaigėme viską būtent šitu tokiu, nežinau, aš kaip jis jau čia vadinasi, jau aš irgi čia net nebeprisimenu, kaip vadinosi. Nu ir aišku, I-chord užbaigimas, kuris labai ilgai užtruko. Tai va, galvojau, kad aš nepabaigsiu tos skaros, nes mes buvom suplanavę, man atrodo, lapkričio pradžia buvo važiuoti į Lietuvą. Ir planas buvo, aišku, susitikti su Greta. Tai kadangi su Greta abidvi mezgėm, tai įveikiau šiaip ne taip aš tą skarą ir tą skarą, žodžiu, vežiausi į Lietuvą ir susitikom mes su Greta kavos padeliui ir pasirodėm viena kitai tą savo skaras. Įdėsiu nuotrauką, kaip mūsų abiejų skaros atrodė štai čia. Tai vat, tai žodžiu, 2 metai, kada mes su Greta mezgam šitas skaras, nežinau, kaip jinai jaučiasi po šio spalio skaros mezgimo,
Bet labai tikiuosi, kad sekančiais metais jinai pasiryš vėlgi avantūrai megzti ir trečiąją. Tai manau, aš irgi spalio mėnesį vėlgi 3 metus iš eilės megsiu vesto skarą. Tikiuosi šiais ateinančiais metais jinai turės mažiau dramos. Tai vat, mano skara viena šiais metais. Nu ir pabaigai, kadangi, kaip jau ir minėjau, vlogmas filmavau angliškame kanale, aišku, kviečiu pasižiūrėti, jeigu suprantat angliškai ir nematėte, tai galite pasižiūrėti, kaip šitos kojinės buvo megztos ir šiek tiek plačiau apie kiekvienos dienos adventą galėsite ten pamatyti. Tai kadangi reikalėlių gruodžio mėnesio turėjau labai daug, tai šiais metais nusprendžiau, kad aš savo adventinį mezginį darysiu būtent kojines. Kiekvieną dieną po 6 eilės kojinių išmegzti aš sugebėjau, mezginio didesnio tikriausiai būčiau neįveikus, bet štai mano kojinės. Tai čia jos turi 24 spalvas po 6 eilės. Aprašymas yra iš So Sweet Violet. Jos buvo megztos nuo pirštų, žodžio, aukštyn. Ir čia, kaip matot, turi tokį per vidurį kiauraraštį. Kulnas pats paprasčiausias. Nežinau, kaip čia jisai vadinasi net. Aš šiaip dažniausiai šito nemezgu. Aš ir šiaip asmeniškai kojines dažniausiai mezgu nuo šitos dalies žemyn link pirštų. Bet šį kartą, būtent advento kalendoriui, kadangi nežinojau, kiek jos ilgos gausis, tai pagalvojau, kad megzti nuo pirštų. Žodžiu, va taip va, man bus tokia kaip ir saugesnė opcija, kadangi kad jau ir kokios jos ilgos gausis čia, tai nėra taip blogai, negu kad čia, ar ne, pačią koją padaryti per ilgą ir pasidaryti per didelę savo kojines. Taip pat, vienintelis dalykas, ką pakeičiau pačiame aprašyme, tai aš vis dėlto pasirinkau šias kojines užbaigti atnarą 2 ant 2. Tai 2 geros, 2 blogos. Pas mane už lango jau, kaip matote, pradėjo temti, tai tikiuosi vaizdas labai stipriai nepasikeis. Tai vat, mano 23 metų adventinis mezginys būtent buvo šios kojinės. Tai vat, tai tiek tų mano mezginių buvo šiais metais, manau, kad yra jų labai mažai. Aišku, didelio kiekio aš jau ir nebeturiu. Dar mezgiau kašmyrinės 2 poras kojinių, kuris irgi jau padovanojau savo mamai ir jos vyrui. Jas irgi galite pamatyti mano vlogmas angliškame kanale. Ir daugiau tikriausiai kažko labai jau stipriai ir nepamirštu. Tai va, galime pereiti į sekančių metų mezgimo planus ir pirkinius susijusius su jais. Dabar pas mus Wool Warehouse buvo Drops Air išpardavimas. Man atrodo, buvo ir daugiau siūlų iš Dropsų, kuriem buvo akcija, bet mane kažkaip šiais metais sudomino būtent Drops Air. Tai turiu 14 kamuoliukų, po 50 gramų spalvos Wheat, kuri yra, man atrodo, 2 numerio. Jo, 2 numerio spalva, labai panašus siūlas spalva į mano šunį, tai vėlgi problemų su jo plaukais neturėtų daug būt. Drops Air siūlas yra 65% alpaka, 28% poliamidas ir 7% vilnos. Šiaip pats siūlas man asmeniškai yra labai smagus, jisai toksai kaip pūstas yra ir jo labai stipriai nereikia sumegzti, jeigu norite pačio to megztinio tokio minkštesnio. Aš šitus siūlus esu atradus ir labai pamilus, kai mezgiau savo žaisliukus, kadangi būtent žaisliuko kūną aš visą laiką mezgu iš Drops Air, tik tai, ką aš darau,
aš juos sumesgu taip, tvirtai, kiečiau, kad visas kamšalas, kurį po to dedu į vidų, man nešviestų. Tai dabar planas su šitais ir dėl ko čia visa šita Air manija prasidėjo. Ogi aš Instagram'e vieną dieną dirbdama pamačiau suknelę. Ir prireikė man tos suknelės. Tai žodžiu, kadangi galiojo akcija, aš įsigijau aprašymą ir siūlus. Tai dabar suknelės pavadinimas yra Dresselicious ir aprašymas kūrėjos Pickles vadinasi. Tai būtent šita. Nuorodą aprašymo paliksiu. Tai šie siūlai kažkada virs būtent tą suknelę. Tada juk Kristina visiems mūsų žinoma mezgėsi savo Petit Knit Moby sweater. Tai ir man prisireikė. Taigi akcija galiojo. Tai tada ir šitas atsirado. Tai žodžiu, baltieji virs numeris 1 virs Moby sweater. Tai šitą planuojam tikriausiai su Kristina irgi kažkada, kai jai jau ateis noras antrąjį megzt. Tai ir aš kaip jau jungsiuosi žodžiu kartu ir megsiu, nes mačiau, kad pačiam aprašyme yra be galo daug schemų. Tai ten turbūt irgi man pagalbos kažkiek turbūt reikės susigaudyti arba bent pradžioj. Ir manau, šiaip dviese megzt ir palaikyti vieną kitą yra daug smagiau negu vienai ten, ar ne? Tai čia dar ir įsipaišė būtent šie 2 kamuoliukai, nes reikėjo man sumos iki nemokamo siuntimo, tai ten gavosi ar pasimti 2 siūlus, ar mokėti už siuntimą. Žodžiu, būtų tas pats gavėsi. Tai pasiėmiau būtent šias 2 spalvas. Rudoji yra 35, o oranžinė yra 54. Ir čia kažkada turėtų pavirsti į lapę, žaisliuko lapę iš Poliuška Bear. Kadangi turiu aš gavusi jos aprašymą, kažkada, manau, jinai darė tokią kaip akciją, žodžiu, galėjai palikti review, jeigu esi numezgusi vieną iš šios žaislų ir galėsi išsirinkti aprašymą. Tai aš palikau tą review ir išsirinkau lapės aprašymą. Tai vat. Šiaip siūlus jau irgi esu turėjus jiem, bet pas mane siūluose buvo įsiveisę kandys, kaip ir pas Kristiną kažkada. Ir tiem kandim, žodžiu, labai skaniai suėjo būtent Drops Air. Jie, ačiū Dievui, kitų nelietė. Bet šitie paruošti mano žaisliukam labai skaniai vakarieniai, pusryčiam ir pietum, žodžiu, tiem kandim suėjo. Šiaip mano klaida buvo, kad aš buvau juos sudėjusi tokią pintą dėžę. Ir ar toj pintoj dėžiai ten kažkas buvo, ar kas ten buvo, aš žinokit, taip iki šiol ir neišsiaiškinau. Bet žodžiu, ten tie visi Drops Air buvo paruošti tiem žaisliukam, būtent toj pintoj dėžiai, ir jie visi, žodžiu, suėjo. Tai vat. Nauji, žodžiu, irgi kada nors pavirs lapę. Ir tada prisireikė Moby sweater ir mano mamai. Mėlynų prisireikė. Tai ir mėlynų dar pirkom. Atidaviau, žodžiu, šios mano mamai. Jinai kažką čia bandė, žodžiu, megzt. Pagal tai matau, kad kažką mezgė, bet kažkas jai, žodžiu, ten nesuėjo, nepatiko. Ir jinai sako, žinai, ką aš atiduosiu, sako, tau tos siūlus, tu pasimk, tu gal kažką nusimegsim. Tai būtent melsva spalva, šiaip labai graži, man atrodo, Kristina iš tų megs. 18 spalva, žiauriai graži melsva, tokia švelni debesų spalva. Tai vat, šitiem, kaip ir nežinau, saugosiu, žiūrėsiu, gal kažkas išeis man, o jeigu labai patiks Moby sweater megzt, tai gal mamai aš tą megztinį iš šitų siūlų ir numegsiu, jeigu bus noro. Tai vat.
Tai dabar jau šitų daugų dropser maišų nėra. Nu ir žinokit, paskutinė tokia labiausiai crazy mintis, kuri mane aplankė. Paskutinę dieną darbo, man atrodo. Jo, man atrodo, paskutinę dieną. Žodžiu, man pastoviai visą laiką maišėsi, šmeižavo po akim temperature blankets. Kas nesat matę ir nesat girdėję, tai yra, žodžiu, tokie užtiesalai ar pledai, kurie yra mezgami pagal tų metų temperatūrą. Tai šiaip žmonės mezga juos ir, tarkim, metais, kuriais gimė, ar dovana, pavyzdžiui, žmogui pagal temperatūrą, kuri buvo jo gimimo metais. Tai aš mėgsiu, nersiu pagal sekančių metų temperatūrą. Esu nusinėrus tokį prototipą, ar kaip čia, prototype, nežinau kaip vadinasi lietuviškai, kaip man jisai atrodys. Tai vat, kai gavau siūlus, šitą nusimezgiau pagal savo gimtadienio 23 gruodžio dienos temperatūrą. Ir visa šita idėja yra, kad, žodžiu, susideda iš 3 spalvų. Aš asmeniškai pasirinkau, kad vat šitą visą išorę ir vat tą tokį per vidurį, kur eina, megsiu viena ir ta pačia spalva visus. Kad būtų kažkoks toks junginys, vienodas dalykas per visą tą užtiesalą, kad nebūtų jisai toksai labai chaotiškas ir mirgų margų bele kiek tų spalvų, nes tų spalvų čia ir taip užteks. Tos 2 spalvos. Viena simbolizuoja aukščiausią temperatūros tos dienos spalvą, kita žemiausios temperatūros tos dienos. Nu ir nežinau, žiūrėsiu, ar aš jį užbaigsiu, ar tai nepasidarys 5 metų projektas, nes visko gali būti. Manau, aš šitam būtent savo projektui padarysiu kažkada atskirą video, kuriame paaiškinsiu viską. Tik tam reikia viską iš pradžių, aišku, susidėliot ir pačiai savo galvoj susiorganizuot, kaip aš tai įgyvendinsiu. Žinau, kad reikia pasidaryti tokią kaip lentelę, kad galėčiau tas spalvas žymėtis, kadangi kiekvieną dieną nunertus būtent tos dienos, aš jau manau, tikrai žinau, kad ne visą laiką man gausis. Tai spalvas aš pasirinkau tokias šiek tiek labiau neutralias, einančias nuo tamsiai rudos iki oranžinės. Ir dar laukiu, kad kelių spalvų link tokios tamsiai bordo spalvos. Tai čia vasarinės spalvos, žodžiu, nuo tamsiai rudos nuo šalčiausio ir tada pereina į oranžinės raudonas šiltesniam sezonui. Tai vat, lietuvių tarpe šiaip aš nesu pastebėjus, kad kažkas dar būtų tokį dalyką dariusios. Tai jeigu kažkam įdomu, jeigu norėtumėt jungtis, tai tikrai labai kviečiu. Visom būtų daug smagiau tai daryti. Kaip jau ir minėjau, tikrai padarysiu video, kada viską suorganizuosiu, kad parodyti visas spalvas, paaiškinti, biškį galbūt plačiau ir išsamiau, kaip visa tai veikia. Bet idėja pati tai yra nerti, ne būtent tokius, aišku, galima nerti ir tuos granny squares, nežinau kaip lietuviškai. Nežinau, žinokit, kaip lietuviškai jie vadinasi, bet žodžiu, kiekvienai dienai nuneri po tokį ir juos po to susiuvi, sujungi ir gauni pledą. Man pati idėja tai labai patiko. Šiaip daugelis renkasi visokias pastelinės rainbow spalvas. Tai žalia, geltona, rožinė, violetinė, melsva. Aš šį kartą pasirinkau tokį šiek tiek saugesnį variantą. Pagalvojau, kad jeigu tai netyčia gautųsi 10 metų projektas, kad po tų 10 metų vis dar man tos spalvos patiktų.
Tai pagalvojau, kad neutralios spalvos iš tikrųjų yra toksai šiek tiek saugesnis variantas ir prie interjero labiau tikriausiai tiktų nei tos visos pastelinės rožinės spalvos. Nors su jom tikriausiai būtų buvę megzti arba nerti daug smagiau. Tai vat. Tai čia toksai mano 24 metų grandiozinis planas. Nežinau, ar jisai man čia išeis, bet, aš jau kelintus metus, kai pamačiau jas, vis kažkaip galvodavau apie jį. Man asmeniškai labai gražu žiūrėti juos ir, toks mezginys, nerinys, manau, po to ilgus metus išties džiugintų akį. Tai va. Tai čia mano toksai pagrindinis sekančių metų planas. Tai va, parašykit komentaruose iš tikrųjų, ar iš vis yra įdomu kažkam toks išsamesnis video, nes dar iš tikrųjų pačiai galvoju reikia susidėliot, kaip aš visą tai įgyvendinsiu. Reikės turbūt kažkokią dėžę jam skirt ir kažkaip po to susigalvot, kaip nepamest ir nepasiklyst, kuri diena kuriam tam rutuliukui priklauso. Tai va, dar aišku dabartinis mano projektas. Tai šiuo metu turiu vieną paskutinį likusį projektą. Tos, kurios mane seka iš seniau, žino, kad aš esu mezgėja, kuri nemėgsta tįstis pradėtų projektų į naujus metus, bet tiesiog šiais metais taip gaunasi, kad aš nebeturiu net vilčių jokių šį mezginį pabaigti ir man tiesiog jį teks pabaigti sekančiais metais. O tai yra mano popknit It's Like That, man atrodo, tokia kaip megztukas. Aš jau, kaip žinote, esu mezgus tokį praeitais metais savo mamai. Žinokit, jisai man taip nerealiai patinka, jis toks gražus. Mano sesė, mačiau, labai dažnai jį užsideda ir aš vis pasižiūriu ir galvodavau, kaip aš norėčiau pati savo irgi tokio megztinio. Tai žinokit, būdama Lietuvoj, nuvažiavo mes į Gariūnus. Ir aišku, tose Gariūnuose aš ten užėjau į siūlų parduotuvę ir nepraėjau, kažkaip man prisireikė. Būtent Kid Mohair Alize siūlo. Visom jautruoliam, kuriom vilna kanda, tai šitą siūlą apeikit didžiausiu ratu, nes jisai nėra labai toksai jau minkštas ir švelnus ir labai koksai. Čia jau yra vilnelė. Bet turiu šitą savo babiną Moheros, kurią nežinau kiek metų aš čia tasysiuosi ir megsiu iš jos ir sudėjau, žodžiu, šį su šitą Mohera ir mezguosi tą popknit, žodžiu, megztuką. Tai mezgu dabar rankovę. Šiaip pats procesas iš savęs tai yra be galo ilgas, kadangi tu mezgi tiesiog tiesiai. Jisai visiškai nemažėja, su rankovėm yra taip pat. Jeigu gerai pamenu, tai pačios rankovės nusiaurėja jau pačiam gale, kai jau pradedi megzti tą atnarą. Tai vat dabar kiekvieną vakarą savo aš būtent šias rankovės ir mezgu. Tai jeigu gerai pasiseks, tai vieną rankovę visgi turėsiu iki kitų metų pradžios. Tada liks kita rankovė, ir aišku visa šita kaklo apdaila. Kadangi dabar atrodo, kad čia yra labai platu, bet, dasideda dar toks neblogas kraštelis būtent apdailai ir bus labai, manau, gražus megztinis užsidėti toksai, ant marškinių ar šiaip ant maikutės kokios, iš tikrųjų jisai labai smagus. Aš esu mamos megztinį pasiskolinus ir užsidėjus, tai labai labai gražus mezginys iš tikrųjų. Tai vat, pagaliau turėsiu aš ir savo. Tai vienintelis procesas, dės kurio darbuojasi šiuo metu, yra šis ir aišku planas yra pabaigti jį prieš pradedant kažką kito. Šitas, žinoma, nesiskaito. Dar aišku iš pirkinių
Tai buvo Leinai, pagaliau šiais metais surinkau visus trūkstamus žurnalus ir turiu dabar visus 19, kadangi šitas yra 19 žurnalas. Šitas būtent buvo nuotraukos, bent jau buvo iš tikrųjų keramikos tema, rodžiau mamai irgi labai patiko. Tai parodysiu. Va. Ta prasme, jų nuotraukos tai yra 10 balų. Kiekvienam žurnale, be proto gražios nuotraukos. Tai va. Tai šitas, prie jų prigrėbiau išbandyti ir Holst Garn siūlą. Šis siūlas būtent savo kainą labai yra nesikandžiojantis ir šiaip turi gražių spalvų. Ir mintis buvo, kad jau aš pirkau tą žurnalą, tai galvoju, už siuntimą papildomai nereikės mokėti ir pagrėbiau šitą siūlą. Spalva visiškai ne mano, visiškai prašoviau, bet mintis pirkti juos buvo, kad galėčiau palyginti šitą siūlą su tvidu, iš kurio mezgiau savo melsvą suknelę, tą ilgą su daug sagų. Ir galvojau, palyginsiu, jeigu siūlas maždaug atitiks, tai galėsiu po to nusipirkti jau tiek, kiek man reikės tai sukneliai. Bet gimtadienio proga gavau iš Gretos dovanų čekį Woolly Knits. Ir ten jie turi babinom siūlus angliškos vilnos. Ir spalva vieno siūlo idealiai atitinka mano turimą tą mėlyną, tai manau visgi šiti lauks kažkokio kito proceso, o tai mėlynai sukneliai aš visgi pirksiu babininį tą siūlą ir bandysiu megzti ir tikėsiuosi, kad jau tas siūlas man nesuskersuos. Tai žodžiu, kaip jau supratot, planų milijonai. Šiaip labai norėčiau jūsų rekomendacijų, jeigu žinote, kur būtų galima nusipirkti laisvo laiko. Tai gal galėtumėte parašyti linką, aš tada to papildomo laiko nusipirksiu ir galėsiu kažkaip vien tik tai megzti tą nusipirktinį laiką. Nes šiaip planų tai dabar savęs iš tikrųjų klausau ir galvoju, kada aš juos visus įgyvendinsiu. Dar iš naujienų, aišku, dalyvavau Gretos organizuojame Secret Santa ir gavau rankom dažytų siūlų sruogą. Čia yra rankomis dažytas siūlas, 75% Virgin Wool ir 25% poliamido. Įprastinis koininis siūlas 100 gramų 420 metrų. Ir spalvos, aišku, super, grinai mano. Tai va. Tai šitus reikės kažkada koinim paversti. Ir iš advento gavau pilną siūlų sruogą, kurios jūs čia irgi taip pat nematėt. Labai, labai graži sruoga. Kartu buvo, aišku, įdėta ir mini sruogytė. Pagalvojau, dabar praeitais metais buvo tik tai viena sruoga 100 gramų, šiais metais buvo pridėta ir mini sruoga. Tai va. Ir mano, aišku, mylimi speckles. Tai va. Dar šitie. Šiaip chaosas toksai, iš tikrųjų, į vieną video per metus, kai nufilmuoji, ir visus metus po to reikia sukišti, tai žinokit, aš jau nebeprisimenu nei aš kas naujo, nei ko norėjau, nei ką pirkau. Tai vat toks biški balaganas. Tikiuosi, sekančiais metais video bus dažnesni ir bus galima kažkaip sistemingiau jums parodyti, ką mezgiau, ką pirkau, ko noriu, kokios idėjos. Tai vat. Dabar pabaigai, jau pabaigai, noriu parodyti, pirkau iš naujojo Temu. Šiaip aš nelabai iš pradžių supratau, kas iš vis yra tas Temu. Man atrodė, kad jisai yra AliExpresso tokia kaip ir naujovė,
Bet šiandieną, kai gavau užsakymą ir viskas buvo viename, nes iš AliExpresso, kaip mes jau esame įpratę, jeigu tu užsisakai iš skirtingo pirkėjo, iš skirtingo pardavėjo, tu gauni skirtingus siuntinukus. Temu visą tavo užsakymą sudeda į vieną užsakymą. Tai dabar aš galvoju, kad Temu yra naujas kiniečių Amazonas. Mano tokia bent jau idėja šiandieną šovė, kad toks panašiai kaip Amazon. Tai vat. Tai žinokit, siūlau neapsigaut ir labai stipriai nuotraukom nepasitikėt. Nes pirkaugi aš kašmyro babiną. Nu ir kai aš pirkau kašmyro babiną, nu tai galvoju, tokia normali, nu, kaip mes esame įpratę. O gavau va. Šiaip pats siūlas, tai toksai įdomus, žinokit, nu, reiktų pamėgs pažiūrėti, nėra labai šiurkštus, nėra aišku ir labai jau tas toks kašmyras, bet šiaip visai, žinokit, gal, nu, nežinau. Vat prisireikė, užsimaniau, nuotrauka gražiai buvo, manau, bandysiu galbūt numegzt, kai mėgsiu žaisliuką, jam rūbelį. Galbūt pridėsiu moherą šalia ir gausis koksai kombinzonas, gal labai prabangus kašmyrinis mano lapai. Tai vat, gal koinė, nežinau. Šiaip labai sunku pasakyti kažką apie siūlą, jo nepramesgus. Gal ir fainas, nu vat, tokia vat nesąmonėlė. Nežinau, ar jums būna taip. Tada dar žirklučių, kai visą laiką mums visom mezgėjom yra mažai, tai aš mėgėju kiekvienam savo project bag'e įsidėti po žirklės. Tai va, šitos man tokios ganėtinai gražios pasirodė. Šiaip žirklės iš AliExpresso bent tai labai geros. Šitos irgi, žinokit, va, pabandžiau pakirpt, tai labai tokios smagios pasirodė. Na ir aišku, gražios ir patogios tokios. Va, turėsiu dar ir tokias. Tada dar prisireikia man virbalus išbandyti. Tai žinokit, vos nenusipirkau virbalų rinkinio. Po to galvoju, nu ar tau moterie tikrai reikia. Tai tada pasiėmiau vienus išsibandyti. Nepasakyčiau, kad jie labai pigus buvo. Kaina tai ta prasme, galima normalių turbūt virbalų už tokią kainą nusipirkti. Bet dydis 4,5 čia yra mediniai, šiaip pasirodė labai smagiai smailūs. Nes šiaip mediniai virbalai, tai mes jau žinom, kad nu, jie nebūna labai smailūs, jie tokie išbukesnių būna. Tai paėmiau vat, tiesiog išbandyti, jei ką, gal mamai duosiu, jinai mėgsta šiaip iš su mediniais, jinai yra, nu, mėgėja mėgst. Tai vat, o aš tiesiog pasiėmiau išbandyti. Šiaip dar valas labai buvo įdomus pažiūrėti, koksai, ar labai prastas, ar ne. Tai vat, šitą. Ir dar radau labai gražių ir smagių stitch markerių. Katinėlių. Kas turit katinėlius, kam patinka katinėliai. Tai žinokit, labai faini ir labai smagus ir yra skirtingų dydžių jų. Ir spalvų, man atrodo, yra daugiau. Aš išsirinkau auksinius. Vieną pamečiau. Vat tokie. Šiaip labai smagus ir gražus man pasirodė. Tai va, ir nestori tokie, nu, pagalvojau, reikia išbandyti. Stitch markerius aš mėgėja išmėtyti, tai man niekada nebūna jų per daug. Ir dabar jau viskas, tikrai paskutinis, žinokit, ir baigiu video, nes čia bus valanda prikalbėta. Aš nežinau, aš vis matydavau tokias juosteles, čia, žodžiu, galima susidėti ant jų akis. Vietoj to, kad ant siūlo vert, vat galima ant
troselio, nežinau, virvutės čia tokia. Jinai guminė. Gali susidėti ir paskui mačiau, kiti už virbalą, pavyzdžiui, užmauna ir tas akis perslenka, arba yra vat tokie spaustukai, juos užspaust gali. Tik dar nelabai išsiaiškinau, kaip čia jie veikia. Turbūt reikia įspaust. Ai, nu va, žodžiu, įspaudi. Šitą rutuliuką, žodžiu, įspaudi. Tada įveri. Ir va. Tai visai gal fainai, aišku, suveri savo, pavyzdžiui, akis, nukerpi ir tada vėl į kitą pusę, ar ne, ir va, jūsų akis ant čia savo saugiai laukia, kol jūs prasimeksit ir toliau jau reikės tas akis dėti, nes man šiaip ant siūlo jas dėti šiek tiek nervuoja, kažkaip nežinau, siūlas jisai vis tiek būna planesnis ir po to ten pagalvojau, kad ant tokio dalyko galbūt šiaip greitesnis variantas būtų, tai vat, pasiėmiau ir tokį pasibandyt. Nedaug kainavo, jeigu pagalvojau visai pasiteisins man šitas reikalas, tai nusipirksiu dar. Tai vat. Viską, žinokit, aš jau jaučiuosi prakalbėjus savo visą balsą. Kavos likutis irgi mano atšalo. Tai tiek mano tų mezginių, tų pirkinių per 23 metus. Tikiuosi ilgam nedingt ir nepabėgti ir vis grįžt pas jūs gale mėnesio arba pradžioj mėnesio, kaip jau pavyks, su savo visais įspūdžiais ir darbais nuveiktais kiekvieną mėnesį. Tai vat, ačiū labai, kad žiūrėjot. Linkiu jums gerų likusių 23 metų, gražiai sutikite 24, o mes su jumis susimatysime naujais metais. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.